ant kiek arti krašto važiuoja vejos robotas. Tai turbūt vienas iš tų modelių, kuris moka nupjauti labai arti krašto. Ir parodysiu kodėl. Nepaisant to, kad kai mes pravedėm palei pat bortelį, jis taip ir važiuoja. O kitas momentas yra po jo apačia. Jo pjovimo diskas yra krašte, kaip matot, perkelia gamintojas diską iš centro į kraštą. Ir mes turime labai artimą krašto pjovimą. Tai reiškia, mums gerokai mažiau reikės trimeriuoti, o galbūt ir visai nereikės. Iš tiesų, labai lengva šio roboto instaliacija. Nereikia mums nei kažkokio tais kabelio dėti, nereikia mums kelti jokių antenų, nereikia rūpintis stotelės poziciją vejos atžvilgiu. Tiesiog apvedam robotą savo teritorijos kraštu, patartina instaliuojant važiuoti kuo arčiau krašto, taip paskui robotas taip ir važiuos. Ir dar viena gera naujiena, nepaisant, kad šis robotas gan našiai dirba savo iki 5 arba 8 arų ribose, kam jis yra skirtas. Kitaip tariant, jisai gali spėti nupjauti net per vieną dieną. Ir įdomiausia dalis ta, kad šiuo metu, balandžio mėnesį, prie abiejų versijų, 5 ir 8 arų, rasite prie prekės parašytą nuolaidos kodą, kuris suteiks net 100 eurų jums nuolaidą. Naudokitės šią puikią progą, kol tokia galimybė yra skirta iš gamintojo.